Šiandieną noriu su jumis pasidalinti savo atradimais ir įrodyti, jog gyvenant sveikiau, tai ne tik salotos lapas ir kad yra įvairiausių maisto produktų, kuriais galima paįvairinti savo gyvenimą ir įnešti naujų skonių. Pirmas mano atradimas yra riešutų sviestas. Ir šis riešutų sviestas yra sudarytas 100% riešutų. Parduotuvėse mačiau, kad yra įvairiausių ir anakardžių, graikiškų riešutų, įvairiausių. Aš čia turiu paprastą žemės riešutų sviestą. Aišku, reikėtų nepamiršti, kad jis yra pakankamai kaloringas, tačiau į savo valgiaraštį jį reikia būtinai įtraukti, nes jame yra mums reikalingų riebalų. Ilgai jo ieškojau, nes buvau girdėjusi, kad yra riešutų sviestas sudarytas tik iš riešutų. Nes dauguma parduotuvėse riešutų sviestai yra su druska, cukrumi, aliejumi, o šitas yra 100% sudarytas iš riešutų. Antras mano atradimas yra cukrus. Ir tai yra stevija, ir tai yra 0 kalorijų ir labai gerai tuo, kad jis yra labai saldus, ilgam užtenka. Aišku, šis produktas yra šiek tiek brangokas ir aš jį pirkau eBay'uje. Trečias mano atradimas yra šis karamelinis sirupas. Aš jį pirkau eBay'uje ir kas geriausia yra 0 kalorijų, todėl puikiai paįvairina mano savaitgalinius blynus. Ir šis sirupas man kainavo apie 6 ar 7 eurus ir yra labai skanus ir yra įvairiausių skonių. Yra mėlynių, šokolado, braškių, įvairiausių. Todėl, jeigu jūs norėsite užsisakyti, galite tiesiog pasižiūrėti, pasidomėti. Dar vienas mano atradimas, nepatikėsite, kur radau, tačiau radau Primarke ir tai yra šie kokosų traškučiai. Ir tikrai labai geras pasirinkimas, jeigu, pavyzdžiui, einate į kino teatrą ir nenorite valgyti popkornų, arba tiesiog norite atrasti sveikesnį pasirinkimą, tai yra šie traškučiai ir jie yra saldus ir skanus ir mažiau kalorijų, nes tie popkornai turi minimum 700, o per pusę pakelio šitas turi 80 kalorijų, o šito pusę pakelio turi 60 kalorijų. Šitas nėra toksai labai geras pasirinkimas, bet aišku geriau nei popkornai, nes šitas yra su šokoladu. Ir yra dar visokių dalykų. Šitas truputėlį blogesnis variantas, bet šitas yra visiškai natūralus, tinka veganams, niekad nekeptas, nieko nedarytas ir yra tik kokosas, cukrus ir druska. Bet tikrai labai skanu ir patariu jums išbandyti. Dar vienas mano atradimas, taip pat puikiai tinka prie filmo, yra šie ryžių traškučiai. Ir nepatikėsite, kur radau, tačiau radau Lidle ir vaikų skyriuje. Bet tikrai puikesnis pasirinkimas negu didžiulis pakas traškučių ar tiesiog traškučių pakelis, nes šitas turi tik 80 kalorijų ir nėra nieko nereikalingo. Dar vienas mano puikus atradimas yra šie makaronai. Aš juos radau Hollands & Barry's parduotuvėj, jeigu taip jinai vadinasi, tiksliai nepamenu. Bet geriausias dalykas yra tas, kad jame yra 0 riebalų, 0 angliavandenių, 0 cukrus ir 0 druskos. Yra tik 9 kalorijos. Jeigu norite kažko nuodėmingo, bet norite pakeisti ir atrasti kažkokią išeitį, tai ši išeitis puikiai tinka. Ir tikrai yra labai skanu ir labai lengva juos padaryti. Reikia įdėti mikrobangę ir viskas. Labai fainą dalyką radau, būdama Ispanijoje, bet esu mačiusi ir čia Anglijoje. Tesco, man atrodo, tai yra susmulkintos figos su migdolais. Ir labai skanus dalykas ir kas geriausia, kad 1 gramas turi 1 kaloriją. Ir nėra nieko nereikalingo, labai skanu, reikia tiesiog paieškoti, tikrai galima atrasti sveikesnių visokių desertų ir visokių variantų. Taigi, jeigu kas esate Ispanijoje, galite išbandyti šitą. Dar vienas desertas, labai puikiai paįvairinantis jūsų kasdienybę, tai yra ši želė. Ir geriausias dalykas tas, kad šioje želėje nėra cukraus. Yra tik 9 kalorijos. Šitas turi 13 kalorijų, šitas turi 9. Jeigu paįvairinate įvairiamis uogomis ar vaisiais,
tai tikrai yra daug geresnis pasirinkimas negu suvalgyti gabalą torto ar netgi tą mažą gabaliuką torto negu šią žėlę. Taigi, ši žėlė tikrai yra labai fainas variantas ir tikrai labai skanu, viskas natūralu, o puiku, kad nėra cukraus. Aš pusryčiams kartais renkuosi ne tik avižinę košę, bet mėgstu kartais suvalgyti ir kiaušinį. O prie kiaušinio puikiai tinka įvairiausi duoniukai ar duona. Taigi, parduotuvėje radau šią duoną ir kas puiku yra šioje duonoje, kad nėra nieko nereikalingo, viskas natūralu, kas geriausia, nėra jokių mielių. Sudėtyje yra tik tai Wholly Grain Rye Flour and Salt. Ir viskas. Labai man patinka, kad šis pakelis yra padarytas iš folijos, todėl ilgai išlieka traškus, nesudrėksta ir tikrai labai skanu. Dar vienas duonos pasirinkimas yra ši duona. Aš ją laikau užšaldžiusi, nes jinai yra organinė ir natūrali, todėl labai greitai sugenda. Įdedu į popierių atskiromis riekelėmis ir labai patogu. Ištraukiu ir į mikrobangę atšyla ir labai skanu, šviežia. Geriausias dalykas yra tas, kad čia nėra mielių ir viskas yra natūralu, pilnagrūdė duona. Šią duoną pirkau Tesco, mokėjau svarą 56. Taip pat yra įvairiausių skonių. Mačiau linų sėlenų, čia yra moliūgų sėklų ir dar yra dar vienas kažkoks, bet nebepamenu. Nors nesu gėrimų mėgėja, tačiau kartais mėgstu paįvairinti savo gyvenimą ir pasimėgauti kitokiais skoniais. Mano atradimas yra ši kola. Geriausias dalykas tas, kad joje nėra cukraus ir visa ši skardinė turi tik tai 1 kaloriją. Aišku, skonis truputėlį skiriasi nuo tos originalios, bet jeigu norite kažkokio sveikesnio ir geresnio varianto, tai ši kola tikrai puikiai tinka. Dar vienas mano atradimas gėrimų skyriuje yra šis energetinis gėrimas. Nors sako Absolutely Zero, tačiau yra 15 kalorijų. Aišku, tai yra daug geriau negu gerti tą natūralų energetinį gėrimą. Ir jeigu norite prieš sporto klubą įgauti energijos ar tiesiog galvojate, kad jau užmigsite, tai šitas variantas yra daug geresnis negu imti belenkokį ir tiesiog išgerti kalorijas. O ko mes nenorime, tai nereikalingų kalorijų ir cukraus. Ir paskutinis mano atradimas gėrimų skyriuje yra šis nealkoholinis vynas. Jis turi, tarp kitko, alkoholio 0,05 stiprumo ir 100 mg šio gėrimo turi tik 24 kalorijas. Nemanau, kad nuo jo prisigersite ir tikrai galite pasimėgauti vakare su taurė vyno ir labai bus puiku, kad žinosite, jog ryte tikrai jums gerai, kad nebus jokių pagirių ir kad jaustės žvaliai. Ko labiausiai reikėtų vengti, tai gerti kalorijas. Su maistu mes jau ir taip pakankamai daug gauname, todėl visą laiką, kai norite kažko atsigerti skanesnio, ar tiesiog kai norite kažko atsigerti, pagalvokite, ar tikrai to norite, nes kalorijų pilna visur, visose gėrimuose, išskyrus vandenyje. Apžvelgiau visus savo atradimus ir tikiuosi jums ši informacija naudinga. Įnešiau į jūsų valgiaraštį naujų spalvų, galbūt jūs išbandysite kažką naujo, o galbūt jūs turite kažkokių savo atradimų ir galite su manimi pasidalinti komentaruose. Ačiū už dėmesį, iki!